Lietuviškos muzikos laidoje kalbuosi su atlikėju Paulium Stalioniu. Labas, Pauliau. Sveiki, Vidai, ir sveiki visi tavo balso klausytojai. Taigi, pirmą kartą čia bent jau kalbamės šioje radijo stotyje. Anksčiau aišku, kad esame bendravę ir, manau, tikrai prisimena klausytojai tave, kuomet teko ir mums bendrauti eteryje ne kartą, o dabar tavo balso eteryje kalbamės pirmą kartą. Tai aš visų pirma norėčiau truputėlį į tą praeitį, netgi gerokai į tą praeitį sugrįžti ir paklausti, kiek jau, Pauliau, esi metų scenoje? Oi, dabar paklausiai taip... manau, daug maž bent jau. Sunku atsiminti, turbūt jau nemažas skaičius turėtų būti metų, ar ne? Daug maž galiu pasakyti, kad maždaug 32 metai, atmetus galbūt kokių 8 ar 10 metų pertraukėlę, tai galima sakyti, kad 20 metų tai jau tikrai. Tai tikrai daug, tikrai daug. Taip. Mūsų radijos stotis beje groja pakankamai nemažai tos senos lietuviškos muzikos. Mes tiesiog nusprendėm, kad ta muzika neturėtų numirti ir primenam tiem žmonėms, kurie augo prie tos muzikos, kokia ji buvo, ir aišku supažindinam jaunąją kartą, kokia ta muzika buvo kažkada. Tai aš pamenu, kuomet tau teko ir dainuoti ir Dinamikoje, ar ne? 1992 metais buvo ir grupė Legenda. Tai aš truputėlį norėčiau dar paklausti tavęs va tokio dalyko, gal galėtum papasakoti, kaip va tais laikais vyko tie įrašai. Dabar viskas savaime suprantama, technika pažengusi į priekį. Ar tada buvo viskas sudėtinga labai? Sudėtinga nebuvo, bet tikrai buvo darbo procesas tikrai šiek tiek kitoks. Dabar, pavyzdžiui, kaip pasakyti, šiais laikais sukuri dainą, susiskambini su muzikos prodiuseriu, aranžuotoju, nusiunti jam kažkokį tai motyvą, tarkim, įgrota gitara arba dar kažko tai paaiškini, viską, ko norėtum, galbūt netgi kitos grupės ten siunčia ir kažkokį tai pavyzdį. Seniau būdavo truputėlį viskas Taip, tiesiog, tarkim, sukurdavau dainą, važiuodavau įrašų studiją ir toje įrašų studijoje praleisdavom maždaug 2-3 dienas iki tol, kol daina būdavo baigta. Dabar per 2-3 dienas prodiuseriai, man atrodo, jau retas, kuris galėtų pagaminti dainą, maždaug savaitę laiko, 2 savaitės užtrunka šitas procesas, bet tada tai visame procese būdavome kartu, kad ir su grupė Dinamika, pamenu, kad ir vienas, kai važiuodavau visą laiką, sėdėdavom nuo pirmo akordo iki paskutinio akordo, visus tembrus ir viską reguliuodavome, ieškodavome ir panašiai. Tai va, įrašai vykdavo tokiu principu. Na, o iš ties pats kuri daug pakankamai ne tik savo dainų, bet ir kitiems atlikėjams. Ir norėjau paklausti, ar seniai jau kuri būtent dainas kitiems atlikėjams? Oi, tai čia pirmasis mano klientas, galima pasakyti, tai buvo Edmundas Kučinskas. Maždaug nuo 2002 metų aš jam kūriau maždaug apie 10 metų, tai per tą laiką, gal 8 metus, per tą laiką maždaug apie 50, gal 45 tekstus, aš su juo pagrinde dirbdavau vien tik tai su Edmundu Kučinsku. Paskui pradėjo įsisprausti tokie atlikėjai kaip Ovidijus Višniauskas, buvo ir Riaubiškytė ten kartu su Kučinsku. Žodžiu, po truputėlį dabar jau įsibangavo ir viskas taip, kad iš tiesų mano sukurtų tekstų dainuoja tikrai mažiausiai 50 Lietuvos atlikėjų. Mažiausiai. Bet tai kuo toliau? Turbūt tuo sėkmingiau viskas klostos ir ta kūryba, kaip sakyti, tikrai neišsikvėpia, o dar labiau gal norisi kurti, ar ne? Kai daugelis atlikėjų, tikrai daug atlikėjų, kaip tu sakai, tikrai didelis skaičius dainuoja tavo dainas. Būna visokių etapų kūryba, žinai, čia, kaip sakant,
ne gamykla, kad išlieji kažkokį tai vinį, žinai, ir štampuoji. Tai vat ir norėjau klausti, o kas įkvėpia kurti, kaip vat būna su ta kūryba? Turbūt, aišku, būna dienų, kai visai galbūt nesikuria, būna galbūt kažkokie, vat, kažkas nuo kažko priklauso. Dienų, būna ir mėnesių, kad niekas neišeina. Ypatingai, kadangi aš pats esu labai užimtas žmogus, tai kartais būna tiesiog, kad fiziškai net negaliu prisėsti prie savo darbastalio ir kažką tai lipdyti. Būna taip, kad reikia kažkam tai labai greitai, tai aš vykstu kelionėje, klausausi man atsiųstos melodijos ir ant jos bandau, kuriu, tikrai ne vienas kūrinys yra atsiradęs kelionėje, bent jau idėjos kūrinio, kurias paskui nuglūdinu grįžęs į namus, tai tikrai ne viena yra atsiradusi būtent kelionėje, nes didelė dalis mano laiko užima kelionės, nes, pavyzdžiui, dabar artimiausi koncertai. Tai apie tuos koncertus dabar aš tuoj dar paklausiu, tada ir pakalbėsim, prieš grojant tavo dainai. Dabar truputėlį dar keletas klausimų iš mano kolega, Aleksas irgi dirba kartu su manimi ir paskambino man, sako, Pauliaus, paklaus būtinai kelių klausimų. Tai vienas iš jų, ar Paulius Stalionis groja gitarą? Taip, groju. Taip, kitas klausimas. Aleksas sako, pasigendu kažkaip Pauliaus Stalionio internetinėse platformose. Su YouTube kanalu viskas, sako, tvarkoj, bet kodėl nėra naujų dainų Spotify ir panašiai? Toks klausimas būtų. Aleksai, iš tiesų, tai čia yra, kaip sakant, jau ne vienas man draugas mane kala prie gėdos stulpo dėl šito dalyko. Čia yra mano apsileidimas, gal irgi nepasakyčiau, kad čia yra tinginystė, bet, niekaip neprieinu prie šito reikalo, reikia gal tikriausiai susirasti kažkokį žmogų, vieną kartą investuoti, sumokėti, kad jisai viską pas mane sutvarkytų tose reikaluose. Čia iš tikrųjų labai blogai, kad nėra nei Spotify, nei kitose kažkur tai tose platformose, bet aš stengsiuosi, gal kitų metų pradžioje jau viską susitvarkysiu. Tai viską įrašinėjom, pažadą turim, reiškia. Taip. Gerai, Pauliau. Aš iš tikrųjų pažadą jau buvau ir draugams jau prieš pusmetį, bet vėl darbai, vėl kūrybiniai procesai. Iš tiesų vienam be producerio, kadangi aš visus metus, kuriuos aš esu, aš dirbu vienas, kaip sakant, ir ne viską gali suspėti. Bet, kaip čia sakant, čia yra ta tamsioji pusė, bet yra ir šviesioji pusė, kad kai pats ant savęs dirbi, tikriausiai kiekvienas supranta, kad niekas tau nieko negali pasakyti. Taip, tikrai taip. Ir vadovauti tavimi, tai va. Taip, o dabar jau galim pakalbėti ir apie koncertinį turą. Artimiausių metų nusimato koncertai ir gali papasakoti plačiau apie viską. Koncertai jau pas mane įsibėgėja. Jau įsibėgėja, ne? Jau buvau ir Utenoje, ir Telšiuose. Dabar artimiausias koncertas, nežinau, kada čia pas jūs, ar galima vardinti datas, čia bus ir įrašas tikriausiai, ne? Taip, bet galima pavardinti, žinoma. Jo, galiu pasakyti, kad lapkričio 8 dieną Vilkaviškio kultūros centre laukiu visų, lapkričio 14 Šiaulių kultūros centre, lapkričio 15 Šakių kultūros centre, lapkričio 21 dieną Jonavos kultūros centre, lapkričio 23 Kaišiadorių kultūros centre ir pabaigsiu gruodžio 7 savo Ošvijoje, tai yra Skuodo kultūros centre. Visose koncertuose labai jūsų lauksiu. Nauja programa, naujos nuotaikos, nauja energija, kaip sakant, aš vis judu į priekį ir tikrai žinau, kad žmonės iš mano koncertų ir išeina pakylėti. Ir 100 kartų geresnės nuotaikos, negu jie ateina. Tai labai dėkingas esu publikai, kurie lankosi, kurie ateina pasiklausyti ne tik tai muzikos, bet ir turinio. Taip pat aš manau, kad bus galima įsigyti ar koncertų metu, ar galima galbūt tau ir parašyti, ar ne, kas norėtų įsigyti tavo galbūt kažkokį iš albumų, kažką iš kompaktinių diskų, arba, kaip žinia, esi išleidęs ir knygelių, tai gali truputėlį plačiau apie tai irgi.
Taip, tie, kas dar nesusipažino su mano gretutinė kūryba, tai esu išleidęs 3 knygas, labai fantastiškas, nuostabias knygas vaikams. Iš tiesų, aš tai sakau neperdėdamas, nes pas mane ateina ir vaikų darželio auklėtojas, ir mokytojas, ir sako, kad mes turim jau įsigiję vieną knygelę, kitą tavo knygelę, sako, vaikučiai labai jas mėgsta, labai klausosi, mokinasi netgi mintinai. Yra mano 2 pasakų knygos išleistos vaikams ir yra knyga Gyvoji abėcėlė, kurioje vaikučiai išmoks, kurią skaitydami kartu su tėveliais arba su mokytojais išmoks tikrai žymiai greičiau skaityti ir pažinti raideles. Taip pat noriu pasakyti, kad artimiausiu metu, aš labai tikiuosi, čia visas tas dabar pas mane procesas stringa irgi dėl mano laiko stokos, bet aš labai tikiuosi, kad iki gruodžio pradžios turėčiau išleisti rankose laikyti jau patį naujausią savo albumą, kuris išduosiu, vadinsis Makiažas. O senojo albumo Saulės laikrodžiai dar yra likę maždaug, nežinau, gal apie koks 100 vienetų, tai kas norės, kas dar neturi, tai dar turės paskutinę galimybę atėjęs į mano koncertus įsigyti šitą mano albumą. O naujas albumas tikrai, manau, kad per mėnesį turėtų pasirodyti. O ar bus daina Nebelyja tame albume? Be abejo, bus. Tai čia naujausias kūrinys, kurį ir turime, lauksime ir naujų dainų, o aš pagrosiu kūrinį Nebelyja. Čia dabar tavo balso eteryje. Pauliau, dėkoju tau už pokalbį ir linkiu gerų koncertų, didelės ir toliau kūrybinės sėkmės, daug gerbėjų ir dar kartelį ačiū tau už pokalbį, iki kito sakau karto. Ačiū, kad nepamirštat, sėkmės visiems, viso. Ar gražūs orai, rytoj laukia mūsų namuos, čia kur naktis, rytai ir vakarai, seniai nebematė žiemos, dabar juokiesi, šypsausi ir aš, kai sako prognozė baisi, nes myli tu mane nedaug maž, o aš todėl, kad tu esi. Nebelyja, nebesninga, kol širdis kaip Afrika karšta. Ir strėlių lietus nesminga, nes ramybė meilė papuošta. Nebelyja, nežaibuoja, kol jausmai kaip Afrikos dangus. Ir tik tai mane bučiuoja tavo lūpų šilkas prabangus. Apsikabink, jei tavo širdį staiga uraganas nubus, tegu gyvena audroje kiti, pas mus dramų jau nebebus, aš vėl paslėpsiu tave nuo pūgos, o tu nuo griaustinio mane ir mūsų meilė be pabaigos netilps blogų orų plane. Nebelyja, nebesninga, kol širdis kaip Afrika karšta. Ir strėlių lietus nesminga, nes ramybė meilė papuošta. Nebelyja, nežaibuoja, kol jausmai kaip Afrikos dangus. Ir tik tai mane bučiuoja tavo lūpų šilkas prabangus. Nebesninga, kol širdis kaip Afrika karšta. Ir strėlių lietus nesminga, nes ramybė meilė papuošta. Nebelyja, nebesninga, kol širdis kaip Afrika
tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.